Aš negalvoju apie misiją turbūt. Aš tiesiog galbūt stengiuosi būti kiek įmanoma padoriu, sąžiningu ir prieš save, ir kito atžvilgiu. Kad mano vaikam nebūtų gėda už mane, kad mano mama džiaugtųsi. Kad toj vietoje, kur aš esu, tai vietai nebūtų blogiau. Kad tie, kurie šalia manęs, kad ir dabar, buvimas mūsų kartu būtų kažkoks prasmingas, įdomus. Ir kad mano buvimas irgi kažkiek bent jau nepablogino padėties. O galbūt kažkam padėjo, kažką sustiprino, kažkam suteikė prasmės. Kažkas pamatęs mane praturtėjo. Nematerialiai, žinoma. Tai va, tai tiek, kaip sakyt, dideli dalykai prasideda nuo mažų. Aktorius ir režisierius Rolandas Kazlas Lietuvos kultūrinį gyvenimą turtina jau daugiau nei 2 dešimtmečius. Nacionalinė kultūros ir meno premija bei 2 auksiniais scenos kryžiais apdovanotas aktorius pagrindinėse šalies scenose įkūnijo kelias dešimtis personažų. Pastaraisiais metais savo talento gerbėjus menininkas džiugina ne tik kuriamais vaidmenimis, bet ir paties režisuojamais spektakliais. Kiek kartų aš keikiau, kad pasirinkau šitą profesiją. Tai vis dėlto iš visų menų pats nedėkingiausias menas. Nu, kaip akimirkos didvyriai, kaip tie vienadieniai tokie drugeliai. Bet tai yra, kaip sakyti, aišku, ir vertė pati didžiausia. Kad čia praktiškai iš nieko susikūrė kažkoks mažas stebuklas ir įsisklaidė. Todėl keikiau, taip, daug kartų keikiau tą savo pasirinkimą, bet vis dėlto galėjo būti dar blogiau. Vis dėlto šita aktoriaus profesija, joje telpa ir daug dalykų, kurie mane domina. Tai yra ir literatūra, ir poezija, ir muzika, estetika, istorija, bendravimas su žmonėm, dailė. Tai tokia, kaip sakyt, talpi profesija. Mane visada domino ir režisūriniai dalykai. Bendras matymas arba sprendimo džiaugsmas kažkoks. Vat šitą aš ir matyt dabar mano toks tolimesnis kelias, noras režisuoti, noras rašyti inscenizacijas, galbūt tokia evoliucija. Tai, ką aš turbūt ir turėjau ir mažas būdamas. Kūrybiniai Rolando Kazlo ieškojimai regis siekia dar vaikystės laikų dienas. Svarbu vaidmenį juose suvaidino aktoriaus gimtųjų apylinkių gamta ir iš šeimos atsineštos vertybės. Kuo labiau senstu, tuo labiau prisimenu. Kuo labiau žmogus, kaip sakyt, perkopia į antrą gyvenimo pusę, tuo labiau prisimeni pirmąją gyvenimo pusę. Tuo labiau mintimis grįžti į vaikystę, į tėvų namus. Ar būdamas kur nors labai toli nuo Lietuvos, visą laiką grįžti mintimis į Lietuvą ir galvoja, kaip čia yra. Todėl, kaip sakyt, ir galbūt ne veltui visi senatvėje kažkaip tai visus traukia namo. Ir iš vis mes galbūt visi einame namo, netgi ir numirdami. Namo. Matyt, kiekvienas žmogus yra, kaip sakyti, kažkokia tai ir suma daugelio kitų spalvų. Ir tėvų, ir senelių, ir tos vietos, kur tu augai. Tikrai aš galiu prisipažinti, kad mane labai formavo ir Molėtų apylinkės, gamta, ežerai. Aš esu labai jiems dėkingas, aš labai daug gavau iš tų kraštų, iš tų žmonių, iš savo tėvo, kuris turėjo ypatingą tokį akimirkos įvertinimo, tokį pojūtį, grožio pojūtį, o nors buvo paprastas vairuotojas. Iš mamos gal paveldėjau kitas savybės, stiprybės tokios, stiprumo, užsispyrimo,
Seneliai vėlgi buvo labai ir nagingi, ir tokie linkę prie meno ir prie medžio darbų. Todėl mes visada turim dėkingi būti ir praeičiai. Ir ne vien tik iš savęs tu transliuoji. Tu ne vien esi tu. Tave formuoja ir daugiau žmonių. Ir daugiau veiksnių. Tiesiog galbūt kažkas buvo labai, kaip sakyt, malonus, kad tokiam žmogui kaip man dovanojo kūrybos pasaulį. Nes aš jeigu vien gyvenčiau šitam buitiniam pasauliu, turbūt neištverčiau, nežinau. Tai aš nuo pat mažumės, kai save prisimenu, mane vis tik viskas atrodė ne taip paprasta, kaip yra. Visur kažkaip mačiau kažkokią tai paslaptį. Visur man vaidenosi, kad kažkas čia yra paslėpta, kažkas tai čia tokio, ką reikia įminti. Baigęs pirmąją Molėtų vidurinę mokyklą, Rolandas Kazlas įstojo į to meto Lietuvos valstybinę konservatoriją mokytis aktorystės. Patyrę konservatorijos dėstytojai režisieriai netrukus pastebėjo išskirtinį jaunuolio talentą įsijausti į sudėtingiausius personažus. Vaidmenimis Šiaurės Atėnų ir Valstybinio jaunimo teatro scenose prasidėjo kūrybinis vieno profesionaliausių šių dienų Lietuvos aktorių kelias. Jaučiuosi kartais kaip koks nors imtuvas, radijo imtuvas. Turi susirasti savo švarę kažkokią tai bangą, švarę be trukdžių. Ir tik tada, kai susirandi savo dažnius, tada junti, kad ateina iš tikrųjų kažkokia tai švari energija, kažką tai jau gali ir teikti pats. Jeigu tavėje triukšmas kažkoks tai, ir žiūrėk ir nesigauna. Todėl aktorius turi rūpintis labai savo kokybę. Savo kokybę. Turi būti sveikas žmogus vis dėlto. Kad savyje talpinti daug įvairiausių personažų. Persiimti kito žmogaus mintis turi būti kažkaip mokėti ir išsivalyti, mokėti ir priimti ir perteikti. Todėl, kaip sakyti, turi tobulintis, tiesiog turi tobulintis, tą išmokti tos specifikos. Juk išėjimas į sceną, kai nėra natūrali būsena. Nėra malonu pažiūrėti, kad ir mažas vaikas, kuris verčiamas sakyti eilėraštį. Jisai šiek tiek įsitempia, jisai nori verkti, ir todėl turi karts nuo karto pratintis prie tos būsenos vis dėlto, kad išeiti ir padaryti tą kažkokį tokio ypatingo, kad sėdinti salėje pradėtų verkti ar juoktis. Tai jau čia yra ir kažkoks tai ir darbas, ir menas netgi savotiškas. Todėl režisieriaus profesija sunki. Jis atsako už visumą, jis atsako už spektaklio sumanymą, visą įvykdymą. Bet aktorius irgi lygiai taip pačiai kaip režisierius dalyvauja kartu su juo ir net po premjeros dalyvauja. Režisierius jau gali, kaip sakyti, gultis ant dugno, ruoštis kitam savo pastatymui, o aktorius dar turi auginti ir palaikyti gyvybę spektaklį. Jeigu aš nebūčiau aktorium tapęs, aš galbūt turėjau tapti kompozitorium. Gailiuosi, kad manęs nenuvedė į muzikos mokyklą, kad aš nemoku groti jokių instrumentų. Kas manį dominuoja, tai jaučiau muzikos pojūtis. Aš pats savo spektakliam renkuosi muziką ir bet kokį kūrinį netgi jaučiu muzikiniai. Kažkokia jo melodija, jo tema. Man tas iškart eina paraleliai. Kai galvoju apie spektaklį, apie vaidmenį, iškart galvoju, koks muzikinis atitikmuo yra. Tai aš manau, kad toks esu vaidinantis kompozitorius. O galų gale aktoriaus profesija galbūt šiais laikais išgyvena ne pačius geriausius laikus.
Tai yra ne senovės Graikija, ne viduramžių Japonija, galbūt ne miltinio laikai. Žinot, kad geras dalykas nuskambėti nuo scenos, tai turi būti ir žiūrovų salėje irgi žmogus tam pasiruošęs. Turi įsilaukti to susitikimo, o ne, kaip sakyt, kiek čia trunka, čia komedija, tragedija, čia iš vis man nupirko bilietus ir iš vis kaip čia aš ar mašiną gerai pastačiau, ką po spektaklio veiks. Toks žiūrėjimas, aš nežinau, ar turi prasmės, ta prasme ir kartais junti, netgi būdamas scenui, kad atrodo viską likti gerai darai, viską atiduodi, bet nėra atsako kažkokio. Nėra apsikeitimo kažkokio energijom. Todėl reikalingas ir žiūrovo toksai nusiteikimas. Gal galvoja žiūrovas, kad nesimato nuo scenos, kaip jisai žiūri į telefono ekraną. Matosi, viskas matosi. Matosi, kad jisai snaudžia. Tai prasme, tai tikrai ūpo nepakelia. Kaip sakai, dabar yra tokia tendencija šiek tiek. Nedaug duoti ir noras daug gauti. Visame kame. Duoti minimumą, bet kad tau grįžtų labai daug. Čia yra, aš man atrodo, kad užtat yra daug bėdų dėl to. Kad paragautų medaus, iki to medaus lašelio turi būti ilgas kelias, ar ne? Turi praeiti visi metai, turi būti reikalinga ir žiema, ir pavasaris, ir vasara, ir ruduo. Turi būti reikalingos sveikos bitės, turi būti laukas, kad tą nektarą atneštų, kad tas avilys nenumirtų. Todėl imantis kiekvieno darbo reikia labai daug įdėti. Ir norint daug gauti, ir norint labai daug gauti, reikia labai daug įdėti. Kiek aš pažįstu pačių geriausių talentingų žmonių teatre, kine, jie ir daug duoda. Jie labai daug dirba. Jie labai daug dirba. Ir kiti sako, o štai jis čia talentingas, čia gabus ar garsus, jam čia viskas gerai gaunasi. Bet aš galiu pasakyti, kad tie patys gabiausi ir patys geriausi galbūt daugiausiai ir dirba. Daugiausiai iš savęs reikalauja. Matyt, talentas ir yra mokėjimas dirbti. Senovės išmintis yra tokia, kad sakoma, ką galima laikyti išmintingų žmogumi. Išmintingų žmogumi galima laikyti tą, kurio planai, sumanimai didžiąją dalimi išsipildo. Tai yra ne fortūnos, ne laimės dalykas. Aš tai pasiseks, čia pagavau laimės paukštę, ne. Ir reikia pasidarbuoti ir kūjų, ir kastuvu, taip, ir pavargti. Iš asmeninės patirties pasakysiu, kad vis dėlto sunkia akimirka niekas taip neveikia geriau, kaip sustiprinantis vienas geras žodis. Negu, oi, tai blogai, ir čia, ar ne, tau tas nepadės. Nepadės. Ir jeigu tu pamatęs spektaklį jautiesi kaip prispjaudyta šiukšlių dėžė ir galvoji, koks aš blogas, žmonija bloga, ar tau lengviau bus nuo to gyventi? Galima rodyti scenoje baisius dalykus, bet kad žmogus pamatęs galvotų, kad taip negalima elgtis, kad yra kitas kelias, kad jie norėjo pasakyti visai ką kitą. Va tada yra prasmė kažkokia. Dabar, vat konkretus pavyzdžiai, pavyzdžiui, kad ir dabar. Ką patiria žmogus, vat kokia aplinka jį supa, kad ir troleibusų stotelės, į ką jos pavirto. Taip reklaminiai stendai, iš vidinės pusės turėjo ką nusirengti, apatinių drabužių reklama, iš kitos pusės naujo filmo reklama, aš tokia susijaudinusi. Ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje proga ir Mindaugo karūnavimo dienos proga po visą miestą iškabinėti plakatai, dabar tai jau tikrai šikna.
atrodo, kad kažkas netgi juokiasi, ar ne? Čia sutapimas, nesutapimas, norėta specialiai, galbūt neturėtum. O štai laikmečio tokie pokštai. Čia su rimtais veidais kalba sako, mėlynais kaklaraiščiais ir štai va tai toks turinys kabo visam mieste. Krikšto knyga priklausanti Tolminkiemio bažnyčiai. 1753. Dieve, kur tie laikai? In anum 1746. Tegul Dievas duoda, kad jie visiems pakrikštytiesiems būtų malonės metai. Berniukų 72. Mergaičių 65. Aš manau, kad dabar, kuo dar galima žmogų nustebinti, tai vidinė kultūra tiesiog. Kultūra scenoje, kultūra ekrane. Nes ta kita pusė jau, man atrodo, išsemta yra. Na ką mes dar? Atitempsim lavoną į sceną? Ar pradėsim santykiauti, pasakydami, kad čia menas yra? Ar pakviesime į performansą morgę? Jau panašių dalykų yra, labai daug. Labai daug. Ir kas traukiasi iš meno? Traukiasi jausmas. Subtilūs dalykai traukiasi. O dominuoja kažkokie tai pavardės, straipsniai, agresyvi reklama. Filmo vertė yra ta, kad štai filmas, ten biudžetas 100 milijonų, tai yra jo vertė. O norisi, kad kalbėtų pats kūrinys meno. Kad žmogus būtų laisvas sėdėdamas salėj. Kad jo nevaržytų čia pavardė, ar ne, ar štai, kad va štai reikia pažiūrėti, nes čia va čia labai garsus režisierius ir čia va čia aš buvau čia. Kad pats neįpakavimas gražiai gražus blizgantis popierius, o pats turinys būtų, kaip sakyt, turintis vertę. Dabar dėja dominuoja kažkoks įpakavimas. Jeigu aš neįstengiu pasiekti meninių aukštumų, tada aš pasieksiu aukštumų kitom formom. Skalambinamas visais varpais, mesdamas daug lėšų reklamai ir žiūrėk, žmonės kaip karosai pradės raukti tą prūdą. Bet čia yra, man atrodo, negarbingas elgesys. Nu ką tu apgausi? Tam kartui apgausi. Dievs visur tave mato. Ir kad kartais atdengs tavo visą raspustą. Alga kiekvienam kaip pelnės ir sudavadis. Yra tėvynė ir yra valstybė. Į tėvynę aš žiūriu kaip motina. Senutė motina, kuria reikia rūpintis. Ir jeigu valstybė yra besirūpinanti ta senutė motina dukra ar sūnus, tai yra labai gerai. O jeigu valstybė yra policininkė, inspektorė, antstolė ar tiesiog kokia administratorė tos senutės motinos tėvynės, tada blogai. Tada blogai. Tada blogai. Todėl aš galvoju, kad tas derinys motina-dukra yra idealus variantas. Bet motina ir policininkė, inspektorė. Na kągi, kažkokie globos namai, internatas. Ta močiutė uždaryta. Tu sėdėk, aš čia tave administruosiu, už tave kalbėsiu.
aš pasiimsiu tavo daiktus ir kai reiks čia tau, kaip sakyt, arba vasario 16 ir kovo 11 apsirengsim gražiai ir aš tave parodysiu, bet tu tylėk, kalbėsiu aš. O galbūt leis daugiau jai pačiai kalbėti. Ką ta senutė gali pasakyti, paimti iš jos geriausią, ką jinai mokėjo, ką jinai moka, ką jinai gali papasakoti, ką jinai yra išsaugojusi. Aš tik matau, kaip atidu rūpestį tą senutę. Tada bus gražu. Tada bus gražu. Galima kiek nori kalbėti apie laisvę, demokratiją, bet čia yra, čia tik neslepiama. Galbūt tikrai laisvas žmogus šis net neturi žinoti tokių žodžių. Jis turi jaustis laisvai tiesiog. Gal aš ir jaučiuosi kartais savo esme gimęs šiek tiek per vėlai. Aš galbūt tokio labiau 19 amžiaus žmogus. 20 amžiaus pradžios. Tačiau, nu kągi, pažiūrėsim, kaip fermentuosi šitie laikai, į ką jie evoliucionuosis. Ir jeigu kada nors šitie laikai bus pripažinti kaip nuosmukio laikais, tai labai gerai. Bet aš manau, kad viskas, man atrodo, grįžta. Yra ir duobių, ir pakilimų, taip, ir pakilimų yra tokie, tiesiog tokie laikai, bet kad dingsta kokybė ir kokybė užmuša kiekybę, tai tokia tendencija tikrai yra. Aš matau, kad aš turiu dirbti savo darbą. Ir jeigu silpnas silpnėja, stiprus turi stiprėti. Jeigu stiprus silpnėja, tai kitas stiprus turi stiprėti. Jeigu 10 susilpnėja, tai stiprus turi 10 kartų sustiprėti.